Taigi, sveiki visi, šiandien esu Lietuvoje ir nusprendžiau papasakoti, o kodėlgi Bulgarija. Kodėl aš įsimylėjau į Bulgariją? Pirma mano pažintis su šita šalimi nebuvo tokia įspūdinga ir graži. Pirma mano kelionė buvo 2004 metais. Po tos kelionės aš tikrai pasakiau, kad šita šalis turbūt bus viena iš sąraše paskutinių, į kurią aš dar kada nors atvažiuosiu. Tarybų sąjungos laikai, bardakai, man iš tikrųjų nepatiko. Patiko pagrindinis dalykas jūra, man patiko ir nuostabus maistas. Tai tikrai pasakiau, kad ne, niekada. Tačiau galiu pasakyti, kad niekada nesakyk niekada. Ir kaip aš jau pasakojau pirmajam savo video, taip viskas atsitiko, kad atėjo nekilnojamas turtas į rinką, į mano gyvenimą, į verslą. Ir esu dėkinga, kad mano verslo partneris mane įkalbėjo pasižiūrėti visgi naujus projektus, architektūrą, dizainą, kurie dabar vystosi Bulgarijoje. Kai aš pamačiau vizualizacijas, aš tikrai nepatikėjau, kad taip gali būti. Nepatikėjau, kad tai yra Bulgarija ir mes kalbam apie tą šalį, kurioje aš kažkada tai buvau. Beje, tuo metu man buvo 23 metai ir galiu pasakyti, tikrai daugeliu dalykų tuo metu aš net nesugebėčiau nei pamatyti, nei priimti, nei įvertinti. Visgi tuo metu aš tikrai buvau pakankamai dar neišmintinga ir nepastabi. Taigi, likimas man davė antrą šansą susipažinti su šita šalim. Pamačiau projektus. Galvoju, gerai, kodėlgi ne? Bandom, skrendam, važiuojam, pasižiūrėsim gyvai. Galų gale keliauti man patinka. Skraidyti nebijau. Naujiem iššūkiam visą laiką esu pasiruošusi, kodėlgi ne. Ir 2019 metais rudenį mes išskridom. Galiu pasakyti, tai buvo wow. Aš tikrai netikėjau, kad mes kalbam apie tą Bulgariją, kurią mačiau 2004 metais. Taip, ten dar buvo likusių senų pastatų, taip, tai dar tikrai jinai nesutvarkyta taip, kaip mes norėtume, kad jinai būtų sutvarkyta. Tačiau naujoviški architektūriniai sprendimai, dizainas, kompleksų išdėstymas, lokacija, apstatymas, architektūra padarė savo įspūdį. Be abejo, kad mums rodė pačius vienus iš geriausių, iš gražiausių objektų. Saulėtoj pakrantėje, Ravdoj, Nesebre, Sveti Vlas. Aš galiu pasakyti, tuo metu aš buvau sužavėta. Sužavėta jūra, sužavėta gamta, sužavėta paplūdimiais, sužavėta infrastruktūra, kambarių apstatymai, baseinas, vaikų zonos. Tikrai man padarė įspūdį. Ir ta kelionė, galbūt pasakyčiau, buvo lemtinga. Nes tai buvo wow. Nes tai buvo wow grožio prasme, estetikos prasme, gamtos prasme. Man paliko įspūdį, kiek daug yra pažengusi šiai dienai šalis, kiek buvo jau suinvestuota iki ir po. Taigi, mano buvo meilė ne iš pirmo žvilgsnio, o iš antro visgi. Dar atvirai pasakysiu, kadangi mes kalbam ir apie investicijas, mane labai papirko tuo metu, 19 metais, naujos statybos kaina. Tai buvo, galima buvo įsigyti nuo 700–750 eurų už kvadratą su pilna apdaila. Geroj vietoje, geram komplekse su baseinu ir gera infrastruktūra, kvadratinis metras. Tai tik įsiklausykite, 19 metai, 750 eurų kvadratinis metras su pilna apdaila,
prie jūros, su baseinu, su savo uždara teritorija, su pilna infrastruktūra. Ar tai ne pasaka? Tuo metu tikrai patikėjau, kad žmonės, kurie svajoja gyventi prie jūros, jie gali taip leisti savo. Supratau, kad apie Bulgariją Lietuvoje mažai kas žino. Galbūt iš turizmo sferos, tačiau tuo metu daugiau žinau, kalbėdamasi su klientais, kad jie daugiau pažįsta antrinę rinką, ne naujos statybos. Nes tai yra didžiausias skirtumas. Šiandien kalbėsiu apie gražius dalykus, apie niuansus ir apie povandeninės sroves aš kalbėsiu kitam video. Šiandien tiesiog kalbėsiu apie meilę Bulgarijai, kodėl aš įsimylėjau, kas man patiko labiausiai. Tai kaina. Kaina tokio grožio buvo tikrai maža ir tuo metu aš patikėjau, kad tikrai lietuvaičiam, kurie turi sutaupę 30, 40, 50 tūkstančių eurų, jų svajonė turėti nuosavą būstą prie jūros, prie šiltos jūros, gali tapti realybę. Tai gali tikrai būti viskas gerai. Dar tuo metu pagalvojau, o kodėlgi kaip pavyzdys, aš turiu draugę ir mes kartu su draugė negalime susikomunikuoti, kad mes per pusę tą būstą pirktume. Ir įvairiausi sprendimai kilo. Ypatingai bulgarai patys lankstus iš savęs, kad jie labai geranoriški ir lankstus, kad tik tai ateikit, būkit, pirkit, mes su jumis. Taigi, papirko grožis, papirko gamta, papirko kaina. Tuo metu supratau, kad taip, tai reikia daryti. Vėlgi nepamirškite, kokie tai buvo metai, 19 metai. Atėjo pandemija. Lietuvoje kainos sukilo. Ypatingai pajūry sukilo kainos. Jos visur kilo visoje Europoje, visam pasaulyje, tačiau Lietuvoje itin sparčiai tas augo visas procesas. Ir pirmi klientai tais pačiais 19 metais jau susigundė ir mes įskridome pamatyti nekilnojamo turto objektų. Galiu pasakyti, kad kaip ir aš, taip ir mano klientai buvo sužavėti. Ir nuo to prasidėjo kelionė į Bulgariją, pažintis su Bulgarijos kultūra, su Bulgarijos įstatymais, mokestinė aplinka, su architektūra, istorija, galų gale su ta pačia energija, jūra, saulė. Dabar jau yra 23 metai ir galiu pasakyti, tikrai nei kiek nenusivylusi su Bulgarija, o dar labiau ir labiau įsimylėjau. Per šitos metus pamačiau, kaip investuoja į Bulgariją Europos Sąjunga, tai yra gerinami paplūdimiai, gerinami vystoma infrastruktūra, tvarkomi senamiesčiai, skatinamas turizmas. Beje, kalbant apie Bulgariją, tai ne tik tai paplūdimiai ir architektūra, tai yra ir kvapą gniaužiantis gražūs kalnai, kaip ir žiemos periodu galima slidinėti, taip pat ir vasaros periodus eiti žygius. Nuostabūs kalnai Bansko, Pamparova, Borovets. Tikrai labai rekomenduoju ir pakeliauti, pamatyti. Labai daug cerkvių, labai daug vietų stiprių magnetinių trauka. Bulgarija iš tikrųjų labai yra turtinga šalis. Kaip senamiesčiais, kaip savo istorija, kaip architektūra. Galų gale tai yra tikrai didelė teritorija, kur galima daug ką nuvažiuoti, pakeliauti, pamatyti. Kas man dar labai patinka, bulgarų mentalitetas. Jisai ženkliai skiriasi nuo mūsų lietuvių. Kai mano pirmi sandoriai įvyko, o pas manegi toks charakteris, kad greitai tvarkom dokumentus, einam, darom tą, čia kada bus pagal laiką, sudėliokim. Ne, pas bulgarus taip nėra. Bulgarai mane išmokino ramybės. Bulgarai mane išmokino
gyventi dabar. Va dabar yra saulė, džiaugis saulė, dabar yra jūra, džiaugis jūra, dabar tu bendrauji su žmogum, būk tame momente, neskubėk, neskubėk gyventi, viskas bus. Aš pasakysiu, toj filosofijai tikrai yra didelė išmintis. Neskubėti gyventi ir gyventi dabar reikia mokėti. Taigi, kalbant apie jų mentalitetą, ypatingai kalbu apie tos žmonės, su kuriais aš bendradarbiauju, tai yra pietus. Bulgarai neskuba, bulgarai ramus, bulgarai mėgsta skaniai pavalgyti, atsipalaiduoti. Tikrai jiems nepatinka dirbti. Jie yra ne iš tų žmonių labai verslių, galbūt pavieniai yra bulgarai verslus. Jie tiesiog yra žmonės, kurie reikia dirbam, kaip skruzdėlytės darom savo darbus, mėgaujamės gyvenimu ir tiek. Mes visai kitokios kultūros ir visai kitokie žmonės, europiečiai. Mes įpratę, turi būti greitai, turi būti viskas sudėliota. 5 minutės vėluoja, reiškia nepagarba, reiškia kažkas tai negerai. Čia nieko nereiškia, nei gerai, nei blogai. Tiesiog jie yra tokie, mes esame tokie, juos reikia tiesiog priimti. Taigi, kai pas mus į Lietuvą atvažiuoja žmonės, mesgi norėtume, kad jie mus priimtų tokius. Mesgi nenorim juos keisti. Tai ir jie nenori mus keisti, bet ir nenori pasikeisti dėl mūsų. Be abejo, kad jie yra labai lankstus ir sukalbami. Labai didelį įspūdį man padarė Nesebaras, senamiestis, 7 cerkvių sala skaitosi, dabar jau pusiasalis. Taip pat labai panašus savo architektūrą yra Sozopolis. Labai rekomenduoju nukeliauti ir ten, palyginti. Tai visgi yra istorija. Nesebras yra 3000 UNESCO paveldas. Kas tiki aukščiausiam energijom, dievu, tai yra tikrai ta vieta, kur būtina apsilankyti. Bulgarija mane papirko savo nuostabių maistų, kulinariją ir saulė, gamta, tai jie turi galimybę auginti natūralias daržoves ir vaisius. Tai be abejo, kad patiekalai labai skanūs. Kavinėse kainos tikrai pigesnės negu Lietuvoje. Beje, kas man dar patiko, tai kad Bulgarijoje jau yra europietiško ir aukščiausio lygio virtuvės, restoranai su nuostabia atmosfera, su muzika, su dekoracijom. Aš kadangi laukiu, pas mane atėjo į svečių. Taip, keliauk. Tai kalbėjau apie restoranus, tai tikrai galiu pasakyti, tai reikia ragauti, skanauti. Vienu žodžiu, atvykti, pamatyti, pabūti, susižavėti, pakeliauti, pamatyti ir paplūdimius, ir jūrą, ir kalnus, ir istorinės vietas, ir UNESCO paveldus, ir pamatyti naujausius statinius, išsirinkti galbūt vietą savo atostogom. Beje, kalbant apie Bulgarijos architektūrą ir statybą, šiai dienai naujos statybos būstas tikrai yra ženkliai kokybiškesnis negu prieš 10 metų. Ženkliai geresnis. Naudojamos europietiškos medžiagos, statybos. Taip, jiems dar trūksta iki mūsų standartų Lietuvos, tačiau viskas yra priešaky. Ir galų gale skirtumas tarp kainų. Ką galima nupirkti Lietuvoje už 300 000, Bulgarijoje gali nupirkti už 100 000. Tai buvo emocinis video, kodėl aš įsimylėjau Bulgariją. Tiesiog grožis, skanu, kainos ir svajonės gali tapti realybėmis. O jūs, jeigu jums patiko tai, apie ką aš kalbu ir ką aš pasakoju iš asmeninės patirties, prašau prisijungti prie mūsų 21 spalio 23 metų. Mes keliaujame su svečiais į Bulgariją, apžiūrėti nekilnojamo turto objekto, Bulgariją pamatyti, į senamiestį nukeliauti, prie jūros pasibūti. Visą laiką kviečiu
skambinkit, jeigu tiesiog norit sužinoti, kur galima pakeliauti, parašykite. Ir laukiu jūsų laikų ir iki kito karto.